Baigę studijas mes kuriame vertę, kurdami cutting edge technologijas ir inovacijas. Tiek išmanūs įrenginiai ar virtualaus dirbtinio intelekto asistentai, tiek mūsų pagalbininkai bei kasdieniai laisvalaikio praleidimo būdai. Ši studijų programa yra ypatinga tuo, kad jinai yra palyginus plati. Šalia standartinių dalykų, ką aš mokiausi, gilinausi į programų inžinerijos sritį, taip pat teko galimybė susipažinti su vadovavimo kompetencijos dalykais, su dirbtinio intelekto mašininio mokymosi dalykais bei informacinio saugumo kompetencijomis. Teorijos yra nemažai, praktikos, tiesą sakant, irgi nemažai. Sakyčiau, iš tiesų gal net vietomis daugiau. Ir labai smagu, kad daugumoje modulių ta teorija su praktika labai nuosekliai rišasi kartu, dėl ko tai, ką mes mokomės teorijoje, iš karto galime pritaikyti praktikoje tiek darant laboratorinius darbus studijų metu, tiek ir dirbant įmonėje. Atvirai po COVID-o, nors darbo rinka yra susitraukusi ir ypač kai atėjęs į AI ant bangos labiau junior specialistams darbą gali būti susirasti sunkiau, tačiau ypač Lietuvoje matau, kad programuotojo specialybė vis tiek išlieka paklausi ir būtent stiprių specialistų poreikis jisai išliks ilgą laiką. Koks didelis ramenas, nes jame yra visko daug, jis yra turtingas savo skoniu ir tu gali prisitaikyti pagal tai, kas tau patinka.